Labą dieną, aš Derybos LT įkūrėjas Darius Rūšlaukis. Trumpai pakalbėsiu apie tam tikras subtilybės pokalbių telefonu. Dažnas mes esam praėję arba ruošiamės praeiti tą tokią sunkią mokyklą skambinti klientui telefonu. Aišku, džiugu yra, jeigu tu skambini žmogui, kurį tu pažįsti, su kuriuo esi bendravęs neformalioje aplinkoje, tu galėjom paskambinti, pasakyti labą dieną, paklausti, kaip sekėsi parodoj ar ten kitam kažkam renginy, kuriame mes buvom susipažinę. Bet nutinka, kad tenka skambinti žmonėms, kur radom informaciją kažkur tai internete ar spaudoj, kad yra potencialus poreikis mūsų paslaugoms ar mūsų prekiai ir tokiu atveju skambinam tik tiek, turėdami informacijos, kiek surinkom internete. Ir aišku, pirmas dalykas yra svarbiausias emocinis pasiruošimas. Nes dažnas žmogus mano patirtyje bijo telefoninių skambučių. Tai realiai, jeigu jūs emociškai bent kiek bijote to žmogaus, kuris atsilieps, bijote kitų dalykų, tai geriau neskambinti. Tai emocijas turim padėti kažkur į šalį. Paprasti metodai galite paimti, surašyti tą, ką jaučiat blogai ant popieriaus lapo, kad ten aš jaučiuosi, bijau, gal man ten kažką padarys, gal net taip atsilies, bijau išgirsti, ne. Surašau ant lapo, suplėšiu ir išmetu lauk. Aišku, motyvacija ten, aš dažniausiai savo sakydavau anksčiau bent tokius žodžius, aš tas, kuriam bus padaryta išimtis. Ir man tai padėdavo, tuo momentu susikaupdavau, pakalbėdavau su klientu tas 3-5 minutės, išsiaiškindavau jo poreikį ir viskas būdavo gerai. Aišku, kitas dalykas, šiai dienai esant internetui, kiek įmanoma daugiau surinkti faktinės informacijos apie jį. Tai yra realiai, preliminarų poreikį klientą aš jau turiu žinoti prieš skambindamas, kad kuo mažiau būtų klausimų, maždaug kuo jūs užsiimate, ką jūs veikiate ir taip toliau. Tokie klausimai jau nebeaktualūs, mes dažniausiai turėčiau užduoti klausimus konkrečiai į jo poreikį. Aišku, visada rekomenduoju pasidaryti paruoštukę, tai yra pokalbio planą. Dažnais atvejais žmonės sako, aš viską gerai atsimenu, tad susidedu į galvą, bet kai susirašai, tai tu karts nuo karto gali pasižiūrėti tą paruoštukę, kaip ir aš dabar karts nuo karto pasižiūriu į savo kompiuterį, nes turiu pasidaręs paruoštukę, kad nenugrybaučiau kur nors, tai pasižiūri ir tada tavęs klientas nepaklaidins. Nes telefoninio pokalbio metu gali man išgąsdinti jo balso tonas, gali būti kokie nors aštrūs klausimai ir šiuo atveju aš pasimesiu, pamiršiu, ką norėjau jam pasakyti. Tai jeigu aš turiu žingsnius susirašęs, aš karts nuo karto pasižiūrėjęs galėsiu sėkmingai vėl prie jų sugrįžti. Ir aišku, svarbus dalykas irgi yra balso intonacijos. Apie balsą aš dar atskirą pamokėlę padarysiu, bet balsą irgi turiu paruošti. Aš kartais juokaudamas sakau, jeigu mano balsas blogai skamba, aš kaip ragana arba kaip vilkas turiu nueiti pas kalvį ir pasiploninti žuvį. Tiek šiandien būtų apie telefoninius pokalbius. Dėkui Jums ir lauksime Jūsų seminare 7 pardavimų telefonų metodai. Iki malonaus.